mano verslas buvo susijęs su franšize. Tai reiškia, franšizių aš turėjau ir vadovau franšizių konsultaciniai kompanijai. Buvo labai įdomu ir mano pagrindinė užduotis buvo padėti verslams plėstis. Ne, bet man visą laiką buvo įdomu. Aš visą laiką kitus verslus savo gyvenime, kada kurdavau, man visą laiką buvo įdomu, nu, toks judesys, dinamika, projekcija, plėtra, vat kažkoks toks augimas visą laiką. O kada jau sukurta, viskas veikia ir sužiūrėti, kad ten laiku ateitų ir kažką ten po 5% ar ten 7 kylam, man nebeįdomu. Po franšizių verslo, ne, kad aš padėdavau verslam plėstis, aš pakeičiau savo kryptį ir aš dabar padedu žmonėm plėstis. Plėstis viduje, o viduje ir išorėje. Pasąmonė kaip softas, ten yra visos programos, ten veikia. Dėl to iš sąmonės dalies tu negali įtakoti pasąmonę, o pasąmonė diriguoja visų orkestrų. Pasąmonėje yra visos įrašytos programos, ką tu darai, ko tu sieki, kiek tu gali pasiekti. Atsirado, kad aš supratau, kad ne ant tvirtų pamatų stačiau ir tada kad tos netvirtus pamatus viską reikėjo sugriauti. Tai ten buvo kitos perturbacijos, švelniai, taip ypatingai nepraėjo, bet viduje atėjo tokia, toks tvirtumas, toks stuburas. Man tvirta, man ramu, man aišku. Aš einu, žinau, kur aš einu, žinau, ką aš darau ir tai labai susijęs su ta pačia veikla, nes vyrui yra labai svarbu, nes vyras per veiklą save pirmiausiai realizuoja. Aš mėgaujuosi to visų procesu, verslo statymo procesu, mėgaujuosi tuo savo naujojo amplua, ne, darbu ir pagalba su žmonėm. Kada mes kalbėjome, kaip aš pasikeičiau verslus, tai aš prieš tai padėdavau verslams plėstis per franšizės modelį. Ir dabar mane kreipiasi ir dabar mes turim, sakau, pakvies verslo pietų, papietausim ir paanalizuosim tavo dalyką. Tai nėra, kad aš uždariau šitą parduotuvę. Bet aš toliau dirbu su žmonėm. Aš dirbu su pačiais verslininkais ir padedu jiem viduje. Kai trumpai manęs klausia, tai ką tu darai, aš tavo gydau galvas. Tai toks jisai, grubus labai pasakymas ir toks galbūt nekorektiškas, bet realiai ir čia, kai susitvarkai, tada viskas aplinkui susitvarko.